kanalą, kad aušros visi jam kanalai būtų sveiki ir kad jinai su džiaugsmu vykdytų savo misiją, kad plėstųsi jos intuicija. Taip pat noriu pamasažuoti Renmai kanalą, kad jame visi sidėsti energiniai centrai, valdantis tiek dvasią, tiek funkcijas, tiek struktūrą gerai veiktų, kad kūne nebūtų ligų. Dabar jūs verčiatės ant pilvo ir nežinau iš kurios pusės, kad daugiau matytų, gal iš tos, ar ne. Aš dabar pradžioj sakysiu, paskui tyliai galima iš tos. Masažuojama, va taip. Patraukiu, pridedu, patraukiu, pridedu, patraukiu, pridedu. Kai aš išmasažuoju, galvoju tik braukiu ir pridedu po viršutinę lūpą. Matot, kai įeina į visi jutimo organai priekyje ir Renmai kanalas priekyje, kai tumai energija įeina į akis, nosį, ausis, viską, prasiplečia mūsų jutimo ribos. Mes jaučiame, akis mato ir suprantame, Jėzau, pas šitą žmogų kažkas atsitiko, jo akių žvilgsnis netoks, pas jis sielvartas, kitas labai džiūgauja ir taip toliau. Ausis irgi pagauna tai, kad tarp eilučių lytėjimas irgi pagauna. Ir dar geriau, kad tumai dabar ir Renmai kanalas susijungtų. Pradžioje aš dabar kalbėsiu, jūs to nedarykit, aš pasakysiu kada. Priglaus leruė. Žiūrėkit, mano pirštas dar švarus mažiukas. Šitą tai aš aplaidžiu. Įsižiūrėkit, iš šitą rodysiu, kur va čia va pridėti. Va. Prie va čia. Taip, dabar pirmą kartą nedėkit, nes aš kalbėsiu, aš vis tiek mechaniškai darau, kam jums vargti laikyti, o paskui aš padarysiu nekalbėdama. Reiškia, aš iš lėto traukiu, va, aukštyn. Jaučiu, kad tumai kanalų kyla energija, kuri harmonizuoja visus jam kanalus. Ir kartu prašau, jinai su džiaugsmu vykdytų savo misiją. Šis kanalas taip pat stiprina inkstus, antinksčius ypač. 2 kartus taip, o 3 kartą, kadangi šis kanalas leidžia žmogui susijungti su energoinformaciniu lauku ir kitų žmonių pajaust, kas dedasi pasąmonėj, kurią kiniečiai vadino prieš tai buvusiam vandenim. Mes išplečiam galimybę, plasnuojam lyg drugelio sparnais. Sujungiam su energoinformacinė erdvė. Plečiasi žmogaus intuicija, aiškiaregystė. Dabar aš 3 kartus padarysiu tyloj, tada jau dar prijungti, kaip jums patogu. O čia šito atkimšti negalima, kad jai būtų patogu, ką? Bet aš tada pažiūrėsiu ir aš prieisiu, kai tai brauksiu, jūs pakelsit veidą. Dabar aš dar truputį vėl susikaupsiu. Įsipildo dangaus valia ir padeda padaryti aušrai, tumai ir Renmai kanalų masažą, kad plėstųsi jos intuicija, visi 12 jam kanalų funkcionuotų, o po to Renmai masažą.
ir virskitės. Ir irgi galima tik vieną kartą pradžioj, galima ir antrą kartą pakartoti, dabar Enmaik pakartosiu.